Labas, aš esu Irena Strazdienė, jogos ir meditacijų mokytoja. Šiandien noriu parodyti kvėpavimą, kuris ypatingai svarbus atsistatant po gimdymo. Nes šitą kvėpavimą mes naudosime daugelį kitų pratimų ir kitokių padėčių. Dabar galima atsisėsti kaip tik tai nori. Galima ant grindų, va taip su paaukštinimu, kaip aš sėdžiu, galima ant kėdės, galima ant kamulio, galima ir stovint, tik tiek, kad stovint daug sunkiau išlaikyti pusiausvyrą, o po gimdymo, kaip žinia, svorio centras vėl pasikeičia ir laikysena irgi pasikeičia. Tai mano patarimas visgi įsipatoginti, kol mokame šitą kvėpavimą, o vėliau, kai jį darysim kitose padėtyse, pamatysit, kaip tai bus ir kiek ten yra reikalų. Tai koks tas kvėpavimas? Pirmiausia, tai aišku, jūs dirbat su šonkaulių paslankumu, tas yra kituose video, o šiandien mes mokysimės aktyvinti dubens dugno raumenis. Kada galima daryti šitą kvėpavimą? Iš tikrųjų, tai galima iškart po gimdymo, jeigu yra nesiūta tarpvietė, vadinasi, joje nėra siūlų ir netempia, neveržia, neskauda. Jeigu yra siūta tarpvietė, jūs laukiat, kol iškris siūlai, kol galų gale ginekologas pasakys, kad tikrai yra saugu daryti įtempimo pratimus. Jeigu buvo atliktas cezario pjūvis, tai šitų pratimų irgi daryti negalima, šito kvėpavimo irgi daryti negalima, nes mes aktyvinsim ir pilvą. Taigi, ką mes darysim? Pirmiausia, tai jūs ramiai įkvėpinėsit. Ir čia labai svarbu, kad įkvėpinėjant nekeltumėt pečių, nes ką aš labai dažnai matau, kai aš prašau įkvėpti, aš matau va šitą veiksmą. Aš matau, kai kyla pečiai. Todėl sėskit prie veidrodžio, jeigu turi tokią galimybę, ir pastebėkit kurį laiką, kaip jūs kvėpuot. Jeigu neturit veidrodžio, įsirašykit save ir tada pasižiūrėkit video, kaip jums sekasi suvaldyti savo pečius. Nes labai dažnai visgi pečiai įkvėpimo metu kyla, o tai rodo tai, kad jūs kiekvieną kartą nekvėpuojate kokybiškai, kiekvieną kartą kilstelėjus pečius įsitempia kaklas. Tai mokomės kvėpuoti čia, šitoj vietoj, o ne va čia. Tai įkvėpimas bus ilgas, patogus, pasyvus, jūsų natūralus kvėpavimas. Iškvėpimo metu mes dirbsim su tarpviete ir su pilvu. Prieš iškvepiant, girdėkit mane, prieš iškvepiant jūs įtempsit savo dubens dugno raumenis ir kilstelėsit juos į viršų. Jogoj tai vadinama apatiniu užraktu ir kas praktikuojat jogą tikrai nekartą tą esate darę, mula bandha vadinasi. Mes įtempiam ir keliam šiek tiek link bambos, va toks yra. Taip, pradžioj bus sudėtinga, nes po gimdymo inervacija dubens dugno raumenyse yra kitokia. Ir būtent dėl šitos priežasties daugelis skundžiasi ir šlapimo nelaikymu, nes tiesiog nejaučia tų raumenų, skundžiasi orgazmo nebuvimu. Todėl šitie pratimai, šitie kvėpavimai, kuriuos dabar darysim, jie greitins jūsų atsistatymą. Taigi, įkvėpimas, kaip sakiau, ilgas, lėtas, pasyvus. Prieš iškvėpimą, galima sakyti, mili sulaikymo metu jūs įtempiat tarpvietės raumenis ir kilstelėt juos į viršų. Iškvėpimo metu jūs pilvą surinkinėsit link bambos. Neįtempinėsit į vidų, o surinkinėsit link centro. Ir tame yra labai didelis skirtumas, nes įtempti į vidų tai kiekviena suprantat, ką tai reiškia. O vat surinkti link centro bus sudėtingiau. Taigi, mes įtempiam raumenis iš apačios, keliam juos į viršų iškvėpimo metu.
Aš įsivaizduoju, kad aš užtraukinėju džinsų užtrauktuką, iš apačios pilvo raumenis keliu link bambos. Tuo metu iš šonų pilvo raumenis irgi traukiu link bambos. Ir va čia tarsi tokį užraktą turim. Labai svarbu tuo metu neįtempinėti sėdmenų. Sunkiausia užduotis, nes daugelis man sako, kaip įmanoma. Praktika ir tikrai gausis. Taigi, kaip tai atrodo? Mes įkvepiam ir tada įtempiam dubens dugno raumenis, kilstelim į viršų ir iškvėpinėjam. Čia surinkau link centro ir iš apačios irgi link centro ir pilvas gavosi toksai standus, galima taip pasakyti, kompaktiškas. Tada vėl įkvėpimo metu viską atpalaidavom. Labai svarbu, kad išmoktumėt ir atpalaiduoti, ne tik įtempti. Ir vėl tarpvietę. Nepamirškit, kad jūs atpalaiduoja ne tik pilvą, bet ir tarpvietę. Pabandykit, pasižaiskit vieną kartą, antrą, trečią, ketvirtą, paskui pamatysit, kad gaunasi. Taigi mes įkvepiam, suimam tarpvietę, keliam į viršų, iškvėpinėjam. Pilvas link centro. Mažas patarimas toms, kurios nesupranta, kaip tą pilvą suvaldyti. Daug greičiau mūsų pilvas įsijungia iškvėpinėjant su S, Š, Z. Tiesiog atraskit savo garsą. Man patinka garsas S. Galim dabar kartu pabandyti. Įkvepiam. Suimam tarpvietę, keliam į viršų. Ir S. Ir pilvą sukompaktinau. Tada viską atpalaidavau, bet neišpučiu, pilvo svarbu neišpūsti, o atpalaiduoti. Vėl tarpvietę, tokį kabliuką į viršų ir ir dar. Tarpvietę, pilvas. Ir dabar tą patį pamėginsim padaryti atsigulus. Dabar, jeigu atsigulusios jaučiat, kad labai smakras kyla į lubas, pasidėkit pagalvėlę. Primenu, kad gulamės ir sėdamės mes per šoną. Galite palikti rankas ant pilvo, tai bus daug paprasčiau ir jums tiesiog daug greičiau įsijungs pilvo raumenis. Vėl ramus įkvėpimas pasyvus. Tarpvietę, hop, suėmėm, kilstelėjom ir iškvėpinėjom. Džinsų užtrauktukas iš šonų link centro. Įkvepiam, viską atpalaidavom. Tarpvietę. Ir dar kartelį su raide S. Tarpvietę. Kas čia labai svarbu, ypač po gimdymo, ne tik po gimdymo, net ir praėjus 5-6 mėnesiam po gimdymo ir vėliau, aš labai dažnai stebiu, kad moteris nemoka junginėti pilvo ir jisai kaip kalniukas iššoka į viršų. Aš neparodysiu, nes kažkaip tai tas pilvas mano taip nekyla, bet taip atkėlus galvą arba netgi atkėlus šiek tiek kojas, tai jisai daug geriau pasimato, bet pas daugą net ir kvėpuojant jisai matosi. Tai stebėkit, kad iškvėpimo metu jums pilvas neiššoktų į viršų, o susikompaktintų. Bet dar kartą primenu, mes neįtempiam jį į vidų, va taip va. Irgi plokščias, bet aš įtempiau jį į vidų. O man reikia iš šonų traukti link bambos
ir nuo kaktikaulio irgi link bambos, tokios 3 kryptis, nepamirštant, kad tuo metu jau įtempta tarpvietė ir aš ten giluminius raumenis irgi keliu į viršų. Kol kas gali būti neaišku, bet kai pradėsit daryti, tikrai paaiškės. Tai šitą praktikuokit kvėpavimą, atsigulusios, po to atsisėdusios, atsistojusios ir vėliau mes juos įsivesim jau į pratimus. Tai dar padarot 10 kartų, gali daryti 10, 15, 20 tokių kvėpavimų. Nereikia labai stipriai, nes tiesiog pavargsit, jūsų psichika po gimdymo ir taip yra išvargusi, tai leiskit savo pailsėti, padarykit ryte 10-15 kartų, vakare 10-15 kartų, tada gali daryti 3 kartus per dieną, žodžiu, kaip jum norėsis. Tai dabar kartu pakvėpuojam tuos 10 kartų. Įkvepiam, tarpvietė ir pilvas. Atpalaiduojam, įkvepiam, tarpvietė, pilvas. Palaiduojam, tarpvietė ir viską link bambos surinkot. Dar 7. Tarpvietė, pilvas. Neįtempkit sėdmenų. Ir dabar su S raide dar 5. Tarpvietė. Ir 2 paskutiniai. Tarpvietė, pilvas. Ir tada tiesiog ramiai pakvėpuokite. Verčiamės ant šono, rankų pagalba atsisėdam ir kol kas tiek, nepervarginkit savęs ir šitie pratimai tinka ne tik po gimdymo, parodykit juos savo draugiams, gali būti, kad ir praėjo daug metų po gimdymo, bet jeigu yra negydyta diastazė arba nieko nedaryta su dubens dugno raumenimis, tai ilgainiui atsiranda nemažai diskomforto, gali būti dubens dugno raumenų įtampos, gali būti kaip tik per didelis atsipalaidavimas, dėl to gali būti šlapimo nelaikymas, gali būti makšties laisvumas, dėl ko moteris labai dažnai kompleksuoja ir mylėtis, ir jogą ateiti, nes darant tam tikras jogos asanas iš makšties oras išeina. Su amžium lygiai taip pat vyksta hormoniniai pokyčiai ir dubens dugno raumenys yra vis silpnesni ir silpnesni, todėl jiem reikia skirti dėmesio. Tai šitie pratimai tinka ne tik po gimdymo, bet ir bet kada reikia stiprinti savo moterišką sveikatą, gerinti lytinę sveikatą, stiprinti libido ir jausti gyvenimą visom spalvom ir visais atspalviais. Šiandien sakau ačiū, iki, pasimatysim kitais kartais.